prieš 10 metų tikrai nebūčiau patikėjus, kad galėčiau įvaldyti kažkokį tai programavimo kodą, kadangi dabar visi labai daug kalbam apie duomenis, apie jų apdorojimą ir kaip tai yra svarbu sekant savo verslą, kitų verslą, padedant plėtoti jį, tai iš tikrųjų ir patraukė būtent šios studijos, fokusuojasi į vieną populiariausių įrankių, kurį naudoja dauguma Lietuvos įmonių ir ne tik Lietuvos. Ir žinoma, dar pati trukmė, nes atrodė, kad 2 mėnesiai yra pakankamai geras laikotarpis, kurį galiu aš investuoti į save, kad mokinomės dirbti su konkrečiais įrankiais. Tai daugiausiai dėmesio natūralu skiriam Power BI platformai ir kaip ją įvaldyti, kaip ją naudoti. Mokinomės dar tokius pagalbinius, kurie įgalina būtent tą modelį. Tai vienas iš turbūt pagrindinių duombazių SQL, Pythono kodą šiek tiek mokinomės rašyti, kas taip pat padeda susirinkti kartais duomenis reikalingus analizai. Aš manau, niekada nėra per vėlu investuoti į save, nes tiek, kiek į save įdėsim, tiek ir turėsim. Linkiu neieškoti išorinių motivatorių, o motivacijos ieškoti savyje ir patikėti savim.